Energetikos ministerija pateikė nacionalinę energetikos strategiją. Lietuvos socialdemokratų nuomonė strategija neparemta ekonominės naudos vartotojams ir verslui skaičiavimais. Nepateikti Lietuvos įsipareigojimai strateginiam investuotojui, nežinomi pagrindiniai strategijos įgyvendinimo ekonominiai parametrai. Aš manau, kad konservatoriai įsivaizduoja, kad jie vieni gali paruošti nacionalinę energetikos strategiją, nepasikvietę, ir specialistų, kurie dirba energetikos sektorėje daug metų ir turi didžiulę darbo patirtį ir turi žinių, kaip yra ruošiamos strategijos ir kaip jos turėtų būti pateikiamos Seimui. Aš manau, kad nebuvo netgi ir vieningų sutarimo vyriausybės kabinete, tai tikrai labai stebina, kad strateginis dokumentas be bendro vyriausybėje sutarimo atkeliavo į Seimą. Aš manau, nebuvo išanalizuotos, kai kurios sritys kaip finansavimo klausimas, kokie bus naudojami finansiniai ištekliai, ar tai bus skolintas lėšų, ar tos skolintos lėšos bus garantuojamos tuo turtu, kuris dominuoja šiuo metu kaip valstybės turtas energetikos sektorė. Taip pat, manau, svarbiausias klausimas, į kurį nėra atsakymo, kad nežinoma, kokia bus elektros energijos pardavimo kaina tiek verslui, tiek buitiniams vartotojams. O tai, aš manau, yra vienas aktualiausių klausimų. Suvokdami, kad konservatoriai nesugebės parengti energetikos strategijos, socialdemokratai teikia alternatyvas šiam dokumentui. Po Vokietijos apsisprendimo nebevystyti atominės energetikos, atsisakyti, o remtis savo vietiniais energoresursais, vietinė darbo jėga, kurti vietinės darbo vietas, kurti išmaniuosius energetinius tinklus. Mano supratimu, tai yra ilgalaikė strategija, į kurią turim orientuotis mūsų valstybė, kuri neturi pakankamų finansinių išteklių. Lietuva turi unikalią galimybę išnaudoti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir vystyti tuo pagrindu vėjo ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių energetiką. Socialdemokratai ketina šių metų rugsėjo pradžioje surengti mokslinę konferenciją, kurioje dalyvautų energetikos specialistai, politikai, mokslo, visuomenės atstovai. Ketinama aptarti, kokia turėtų būti Lietuvos ateitis energetikos srityje. Pasistengsim, artimiausių metų padaryti programą, kas skaitys pranešimus, kas dalyvaus diskusijose ir iš tikrųjų kokia yra Lietuvos ateitis energetikos srityje, nes tai, aš manau, yra vienas iš aktualiausių klausimų. Socialdemokratai kelia pagrįstą klausimą, ar Visagino atominė elektrinė Lietuvai išties yra neišvengiama. Strateginis investuotojas gali Lietuvai suteikti tam tikrą energetinį saugumą, bet gali atsitikti ir priešingai. Kokios bus pasekmės, kokiomis sąlygomis, kiek kainuos elektra buitičiai ir verslui, į tuos klausimus nėra atsakyta po šiai dienai. Gali atsitikti taip, kad pastatę atominę mes tapsim energetikos vergais. Ir tas vergystė iš tikrųjų veiks mūsų konkurencingumą ir gyvenimo kokybę.